Sveika, mieloji. Šią savaitę mes pradedame labai įdomią kelionę į neurolingvistinio programavimo pasaulį. Bet noriu tau iš karto pasakyti, mes čia nekalbėsime sudėtingą kalbą, mes kalbėsime paprastai, aiškiai, taip, kad kiekvienai iš mūsų būtų aišku ir kiekviena galėtumėme tai pritaikyti savo gyvenime. Per šią savaitę mes pažinsime, kas tai yra neurolingvistinis programavimas ir kodėl jis toks artimas kiekvienai moteriai. Pamatysime, kaip mintis kuria mūsų emocijas ir veiksmus. Išmoksime vieną paprastą techniką – perreminimą, kuris leidžia pamatyti situaciją visiškai iš naujo, visiškai kitų kampų. Pažiūrėsime, kaip neurolingvistiniai klausimai mentorystėje padeda atrasti drąsą ir aiškumą. Ir galiausiai pamatysime, kaip visą tai galima naudoti kasdienybėje, kai pagauni save kažkokią tai abejojančią, pavargusią. Kiekvieną dieną bus žingsnis, mažas, bet žingsnis. Kartu jisai kurs labai stiprų pamatą. Tu pamatysi, net vieno žodžio ar vienos minties pakeitimas gali pakeisti visą tavo dieną ir visą tavo jausmą apie dieną. Šią savaitę mes pradėsime nuo pačių mažiausių, nuo pagrindų. O kitą savaitę mes keliausime dar giliau į praktinius įrankius. Kaip keisti vidinės būsenas ir kaip gauti daugiau drąsos savo gyvenime. Tad kviečiu tave būti kartu, išbandyti praktikas ir pasidalinti savo atradimais, nes kiekviena iš mūsų turime galią keisti savo mintis, o jeigu mes keičiame savo mintis, tuo pat metu mes galim keisti ir savo gyvenimą.